Reikės to. O, jaunųjų talkininkų atsivežė. Apšilimus. Negribi? Kai televizorių radau, matai? Matai? Tokį čia kūnį šalia gerai. Tai pasidalinkit, sakykit, ką jau pavyko rasti, jeigu taip galima. Aišku, daug ką pavyko rasti ir tam tikros plastikos ir netgi rusiškų knygų išmestų jau prieš kurį laiką, taip pat, aišku, ir taros tam tikros, stiklinės, plastikinės ir įvairiausių kitų šiukšlių. Padangų yra nemažai primėtyta ir kaip tik su kai kuriais žmonėmis kalbėjomės, kad vis dėlto reikėtų kažkokių dar griežtesnių priemonių imtis, kad vis dėlto padangos būtų surenkamos, sudeginamos, o ne metamos čia nuostabioje gražioje gamtos vietoje. Kaip manote, kasmet šiukšlių ar daugėja, ar mažėja? Ne, tai galiu pasakyti, kad per eilę metų matom, kad šiukšlių kiekis mažėja ir tai nuteikia teigiamai ir matosi, kad ir gyventojai nėra abejingi, kurie gyvena prie upės ar kitos prie parkų, tiesiog patys netgi nelaukdami akcijos darom, nelaukdami tos dienos, tiesiog švarinės ir surenka šiukšles. Jūsų nuomonė, ką reiktų daryti, kad būtų mažiau šiukšlių? Aišku, tai visada, aš manau, lemia švietiškas darbas, tai pradedant auklėti ir mokyti vaikus darželiuose. Ir tuo džiaugiuosi, kad, kiek žinau, ir Vilniaus mieste, ir kitose miestuose darželiai organizuoja tokias talkas ir vaikučiai renka irgi šiukšles. Tai aš manau, tik šitas yra pats geriausias kelias, reiškia, kad būtų nebejingi žmonės augantis ir gyvenantis Lietuvoje, reiškia, šiukšlintojais. Pabėgs, jau ten jau taktika prasideda, technika gera, termovizoriai, sakykim, tie šukeriai vadinami apsaugai. Ei, čia gali pritupėt už nugaras,